Sako, protingos, išmintingos mintis turi vieną trūkumą. Jos yra ne tavo. Bet taip. Tikra tiesa. Kaip sakė Šekspyras ar kažkas. Tai jis sakė, o ne tu. Taip, skelbimas. Kainos kalėdų senio iškvietimui. Kalėdų senis 30 eurų. Snieguolė ir kalėdų senis 50 eurų. Snieguolė be kalėdų senio 200 eurų. Dar vienas sako, mano tėvas sako, išmetė iš mano mašinos visus normalius mano kompaktinius diskus ir nesiklauso modernios muzikos, nes jam baisu, kad baigia nuo tų garsų variklį užkalt. Geras. Jis maišo garsus. Brangioji, aš nusprendžiau tapti vegetaru. Seniai sakiau, kad tu asilas, nu. Sako, tik Lietuvoje vairavimo instruktorius per pirmą pamoką, kai ateinam, reiškia, laikyti vairuotojo pažymėjimo kursų, lankyti vairuotojo pažymėjimo kursų, paklausė, vairavimo patirtis yra? Apie draudimo verslą. Draudimo verslo esmė yra tame, kad žmonės, kuriems sekasi, moka už bėdą žmonių, kuriems nesiseka. 5 metų mergaitė prieina prie tėčio ir sako, tėtė, sako, o tu man duotum 20 eurų, jeigu aš pasakyčiau, su kuo mama miega, kai tavęs nebūna? Tėvas taip sėdė, o viešpatė, vaikui 5 metai, tokius, bet žiauriai įdomu. Gerai, sako vaikelė, aišku, imk 20 eurų, ir su kuo? Kai tavęs nėra, su manim miega. O, taip, kaip lengvai prarasti 20 eurų. Kalėdos. Na ir pabaigai patarimas, kaip suvaldyti nekontroliuojamo pykčio protrūkį. Užmerkite akis, lėtai ir giliai kvėpuokite, atmerkite vieną akį, o iškvėpdami nuspauskite gaiduką.